Sveiki, čia Andrius Pauliukevičius ir šiandien matysite mano nugaros treniruotę. Ir kaip ir kiekvieną treniruotę pradedu apšildydamas pečių sąnarius. Tiesa, dabar jau ne kiekvienoje treniruotėje tai filmuoju, nes kelis kartus nufilmavau vieną variantą, kelis kartus kitą variantą ir manau, kad tie, kurie sekate mano video ir žiūrite juos, galite tai pamatyti ir man kartotis tada visą laiką nebūtinai verta. Na, šį kartą vėl tai nufilmavau. Ir čia atlieku po 20 pakartojimų su labai mažais svoriais, sandėliukai yra po 3 kg tik tai, bet kadangi tai nėra jėgos pratimas, yra pratimas skirtas apšildyti būtent pečių sąnarius, tai didelio svorio ir nereikia. Ir tada dar atlieku apšilimo tokius pratimus visoms pečių dalims, tai yra mostai prieš save dabar, kai kuomet dirba priekinė pečių dalis, priekinė delta ir po to seka mostai šalis beveik tiesiomis rankomis, kuomet šito pratimo pagalba apšyla vidurinė pečių dalis. Ir galiausiai mostai pasilenkus galinį pečių dalį. Čia labai svarbu tai, kad rankos, kuomet jas pakeliate, su korpusu sudarytų statų kampą. Arba beveik statų kampą, bet kad alkūnės neprisiglaustų prie korpuso, prie šonų. Ir tada, kaip ir kiekvieną kartą, tai man jau yra klasikinis variantas, kuomet nugaros treniruotę pradedu pristraukinėdamas prie skersinio ir taip darau jau eilę metų, kadangi būtent pristraukimai yra pats geriausias pratimas nugaros pločiai ir pristraukimai su savo kūno svoriu, dėl to, kad nei treniruoklis turiu omeny vertikalią trauką, nei tas treniruoklis, kaip jisai vadinasi, gravitonas berods, kuomet galite daryti pristraukimus atramą, ant kurios atsiremiate keliais arba atsistojate pėdomis, neleidžia pristraukinėti taip, kaip galima tą daryti su savo kūno svoriu. Su savo kūno svoriu pristraukimai yra visiškai laisvas judesys ir atliekant pristraukimus su savo kūno svoriu galima aukštai kelti krūtinės apačią, ko negalima padaryti, arba taip efektyviai negalima padaryti naudojant treniruoklius. Na ir kodėl reikia tą krūtinės apačią kelti? Dėl to, kad nugara yra labai kompleksinė raumenų grupė ir tik tada, kai maksimaliai susitraukite tiesusis nugaros raumuo, spinal erector, tik tada maksimaliai gali susitraukti platusis nugaros raumuo, latissimus dorsi. Tai yra tas pats, ta pati taisyklė, kurią naudojate atlikdami, tarkime, štangos trauką prie pilvo arba horizontalią trauką prie pilvo. Jūs iš pradžių ištiesite nugarą, maksimaliai sutraukite tiesų į nugaros raumenį ir tik tada gali maksimaliai sutraukinėti platusis raumuo. Ir štai todėl būtent tą taisyklę pritaikius ir pristraukimams arba visoms vertikalioms traukoms reikia daryti tą patį. Maksimaliai sutraukti tiesų į raumenį ir tik tada maksimaliai dirbs platusis ir tik tada jūsų nugara įgavinės plotį ir pristraukinėsite būtent plačiuoju raumeniu, o ne rankomis, ne bicepsais ir ne brachialiu. Gerai, ir tada, kadangi pristraukimų atlikau čia berods 4 skirtingi variantai buvo ir esu jau pakankamai pavargęs, tada jau pereinu prie štangos traukos prie pilvo ir būtent dėl to, kad jau esu pavargęs, man čia nereikia naudoti didelio svorio. Na, kita vertus, aš pastaruoju metu labiau mėgstu ne tiek didelį svorį kelti, daugelį pratimų, kiek mėgstu aukštesnį pakartojimų skaičių, tam, kad labiau jausčiau raumenų užsipompavimą. Na ir vėlgi čia tas pats dalykas, kad atlikus daug serijų pristraukimų su savo kūno svorio, mano kūno svoris šiuo momentu yra beveik 108 kg, gan didelis. Vėliau kitose pratimuose traukti labai didelio svorio aš jau negaliu, nes raumenys jau yra pakankamai pavargę. Ir grįžtant dabar prie štangos traukos prie pilvo, aš atlikau 4 serijas to įprastu paėmimu, kuomet paėmimas yra iš viršaus ir labiau dirba vidurinė plačiojo raumens dalis ir po to dar 4 serijas paėmimu iš apačios, tai vadinamų atvirkščių paėmimų, tai yra delnais į viršų.
kuomet šiek tiek aktyviau dirba apatinė plačiojo raumens dalis. Ir būtent apatinė plačiojo raumens dalis dažniausiai būna šiek tiek atsiliekanti, jeigu žiūrint į bendrą nugaros išsivystymą ir žiūrint į bendrą plačiojo raumens išsivystymą. Dažniausiai labiausiai išsivyščiusi būna išorinė ir viršutinė plačiojo raumens dalis, bet ne apatinė, ta, kuri yra šiek tiek žemiau negu nugaros vidurys. Ir po to, kai jau atlieku štangos traukos vis dėlto yra bazinis pratimas su laisvu svoriu, po to jau platųjį raumenį baigiu treniruoti treniruoklių pagalba. Aš ne visada mėgau treniruoklius, bet šiuo momentu treniruojuosi salėje, kurioje yra daug įvairių treniruoklių, daug treniruoklių krūtinėje ir nugarai. Ir man paprasčiausiai įdomu juos visus bandyti įvairiais kampais, įvairiais paėmimais ir žiūrėti, kaip jie veikia. Ir vėlgi tai, ką aš čia darau, nėra pavyzdinė arba nėra mokomoji treniruotė, tai yra tiesiog dokumentika to, ką aš dariau. Ir aš tuo dalinuosi savo pojūčiais ir savo patirtimi ir savo pastebėjimais ir bandau paaiškinti, ką ir kodėl aš darau. Šitas pratimas, kurį matote dabar, yra atitikmuo hantelio traukos prie pilvo. Ir apskritai visi treniruokliai vienaip ar kitaip yra tarsi imitacija pratimų su laisvais svoriais. Ir tai, ką matėte, tarkime, prieš tai, kai dariau treniruoklyje vertikalią trauką, tai būtų imitacija pristraukimo arba taip kaip vertikali trauka, paprasta vertikali trauka su viena rankena, kuri kabo ant vieno lyno, yra irgi pristraukimų imitacija. Ir čia dar vienas treniruoklis, jisai dirba tokiu neįprastų kampų ir amplitudė atrodo nedidelė, bet kadangi traukiama iš apačios ir alkūnė ir petys šiek tiek pakyla į viršų judesio metu, tai yra toks pojūtis, kad pasijungia ne tik platusis raumo, bet platusis raumo pradeda judesį, o įbaigia galinė delta ir trapecija. Bet kadangi galinė delta yra būtent tas raumuo, kurio negalima pervystyti ir kuris niekada nebus per didelis arba pernelyg smarkiai hipertrofuotas ir negali pažeisti gražių kūno proporcijų, tai nėra nieko baisaus, kad jisai gali būti treniruojamas ir šiek tiek dažniau arba šiek tiek daugiau nei įprastai, tarkime. Tai kad jis gauna krūvį ne tik pečių treniruotės metu, bet papildomai dar ir treniruojant nugarą. Ir tada pačią treniruotę užbaigiu jau mirties trauką. Mirties trauka, taip, ko gero mirties trauka būtų mėgstamiausias mano pratimas, apskritai mėgstamiausias pratimas iš visų, po to turbūt sektų pritūpimai su štanga ant pečių. Ir mirties traukoje aš čia nufilmavau visas serijas ir kadangi tai yra bazinis pratimas, kaip ir visuose baziniuose pratimuose arba daugelyje bazinių pratimų, jeigu ne visuose šiuo savo treniruočių ir gyvenimo periodu naudoju svorio piramidę aukštyn, tai yra su kiekviena serija šiek tiek didinu keliamą svorį, didinu tiek, kiek aš galiu ir automatiškai tada mažėja pakartojimų skaičius, nes faktas, kad padidinę svorį negali jo pakelti tiek pat daug kartų kaip prieš tai, kuomet keliai mažesnį. Ir pradėjau pratimą suskaičiuosiu, su 70 ir man atrodo buvo 10 pakartojimų, dabar 120 ir turbūt buvo 10 pakartojimų. Dabar, kai jau atsirado geltoni blynai, tai svoris yra, leiskite suskaičiuosiu, 2 raudoni, po 25 bus 50, plus 15 tai bus 65. Vienoje pusėje 65, dauginam iš 2 tai bus 130 ir grifas 20 tai 150, šiuo metu yra 150. Blynai beje, tiem, kas dar nežino arba nepastebėjo, blynų spalvos yra simbolinės ir blynų spalvos reiškia tam tikrą svorį. Raudoni dideli blynai 25, mėlyni blynai 20, geltoni 15, žali 10 ir raudoni maži yra 5 kg. Na ir dar po vieną geltoną blyną iš kiekvienos pusės ir dabar čia 180 kg ir mirties traukos, kurį ilgesnį laiką buvau nedaręs.
kartais darau pertraukas nuo sunkių bazinių pratimų ir dabar pabandysiu po ilgos pertraukos kelis kartus atkelti. Na, štai viskas šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.